Sveikas, drauguži. Kaip tau šiandieną? Aš tikiuosi, kad gerai. Bet aš to atėjau pasakyti, kad, mes negyvenam tokio gero gyvenimo. Mes, žinai, kartais papykstam, kartais pasipykstam, kartais pasikeikiam ar net kitus apkeikiam. Vienu žodžiu, mes darom visai blogų dalykų, karts nuo karto. Aišku, ne visada. Bet žinai, tau nereikia gyventi blogai. Tau nereikia daryti tokių visokių nesąmonių. Ir žinai kodėl? Nes prieš 2000 metų jau tada taip tave mylėjo Dievas ir tu taip jam parūpai, kad jis atsiuntė savo viengimį sūnų, kad tu galėtum gyventi dorą gyvenimą, visiškai be jokių pykčių ir nesąmonių ir gyventi visą amžinybę su Dievu. Taip. Dievas atsiuntė savo viengimį sūnų Jėzų. Ir žinai, ką tas Jėzus padarė? Jisai gyveno absoliučiai tobulą gyvenimą. Jisai nei keikėsi, nei kitus mušė. Jisai buvo tobulas pavyzdys man ir tau. Ir gal mes nesutiksim, gal tu manai, kad čia kažkokia nesąmonė, bet aš tuo tikiu. Ir man tai tikrai padėjo pasikeisti. Žinai, Jėzus ne tik gyveno tobulą gyvenimą, jis ne tik yra pavyzdys, kaip mes turėtumėm gyventi, bet jis taip pat padarė tikrai specialų dalyką. Jisai numirė už tave. Už tave, už mane, už tavo draugą netgi mirė. Jis mirė net pilnai to nenorėdamas. Jisai paskutiniam dienom, jisai pats bijojo mirti. Bet jisai tai padarė dėl tavęs. Jis prisiėmė visus šitus blogus dalykus, kuriuos darai, visas nuodėmes, ir jis su savim tai pasiėmė. Ir tu supranti, kokia tai yra gera žinia, nes taip, tu vis tiek darai nuodėmes, bet tu jų gali pas save nelaikyti. Tu jas gali atiduoti Jėzui. Kaip ir tada Jėzus pasiėmė nuodėmes visų žmonių, taip ir dabar jis paims tavo nuodėmę, tau nebereikės joje kentėti, tavo burna nebus pripildyta visokių keiksmų, tu būsi tiesiog doras žmogus. Ir žinai, kas pasakyta Biblijai? Būtent Evangelijos pagal Joną 3 skyriui 16 eilutei. Nes Dievas taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jo tiki, nemirtų, bet gyventų amžinai gyvenimą. Čia nepaprasta mirtis, čia kalbama apie pragarą. Ir Dievas taip tai myli, kad, jis nenori, kad tu pragare praleistum amžinybę. Čia jau paskui, kai mirsi. Bet jis nori danguje su tavim praleisti visą amžinybę. Ir žinai, Jėzus padarė pusę tavo darbo. Jis pasiėmė nuodėmes ir tau tereikia atiduoti nuodėmes Jėzui. Ir pabiški, tu būsi geresnė savo versija. O su Dievu tu būsi jam tobulas. Žinai, aš dar nebaigiau. Čia tik mano yra viso kanalo, visos istorijos pradžia. Ir aš čia gal labai mažai pasakiau, bet aš ateityje norėsiu pasidalinti daug dalykų, kurie man padėjo priartėti prie Dievo, ką aš pastebėjau, ką daryti, ko nedaryti, ir taip pat padėti tau gyventi gerą gyvenimą. O vėliau ne tik gyventi gerą gyvenimą, bet ir praleisti amžinybę su Dievu. Tad, jei turi tokių klausimų, tai tu gali parašyti komentarus, aš atsakysiu ir aš noriu, kad kuo daugiau žmonių pažintų Dievą, pažintų Jėzų ir turėtų galimybę gyventi amžinai gyvenimą. Įsivaizduoji amžinybę su Dievu. Tai protu nepriepiama, bet tai tiesa.
Iki drauguži. Tikiuosi, tai kiek nors paskraidino. Iki drauguži. Iki.